Taigi, laba diena, sveiki sulaukę pavasario ir oficialiai pradedam 2 butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvėje 18 Vilniuje rekonstravimo projektų, projektinių pasiūlymų, nuotolinį viešinimo susirinkimą. Susirinkimo pradžioje reikėtų išrinkti, kaip numato reglamentuojantis teisės aktai, susirinkimo pirmininką ir susirinkimo sekretorių. Tai aš kaip dažnai siūlau, Irma, dar prisistatysiu, aš būsiu Miroslavas Radiūnas, statytojo įgaliotas asmuo, ir susirinkime dalyvauja Irma Krasnickienė, statinio projekto ir projektinių pasiūlymų vadovė. Prie susirinkimo prisijungęs vienas iš statytojų. Galim pavardės neskelbti, nors matos ir vardo, kaip sakoma, dėl trečiųjų asmenų apsaugos interesų. Taigi, siūlau susirinkimo pradžią projekto vadovė Irmai Krasnickienei būti susirinkimo pirmininkė, o pats siūlau būti susirinkimo sekretoriumi. Ar tinka tau taip, Irma? Tinka. Gerai, tai taip ir bus susirinkimo pirmininkė Irma Krasnickienė, projekto vadovė, ir Miroslavas Radiūnas, statytojo įgaliotas asmuo, susirinkimo sekretorius. Taigi, pradedam viešinimo susirinkimo projektinių pasiūlymų 2 butų gyvenamo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projektų, projektinių pasiūlymų viešinimo susirinkimo nuotolinio. Pradžią galiu pasakyti, kad projektiniai pasiūlymai rengiami Aušros suformuotame sklype Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje. Žemės sklypo paskirtis kita, naudojimo būdas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Taip pat antras naudojimo būdas yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Rekonstruojami statiniai pastatas gyvenamasis namas, dvibutis ir pastatas ūkinis pastatas. Pastatų paskirtis nekeičiama. Projektinius pasiūlymus parengė projekto vadovė Irma Krasnickienė. Dar nežinau, kokios čia papildomai informacijos pradžiai suteikti, turbūt kaip ir viską pasakiau. Irma, ar kažkas tai bando dalyvautis prie susirinkimo? Jeigu aš galiu tada pristatyti projektinius pasiūlymus, o jūs, jeigu ką, mane papildysite, jeigu kažką. O prie susirinkimo matai, kad dar kažkas tai bandytų? Ne, kol kas nematau, kad būtų prisijungę. Koks nors interesuotas asmuo? Taip. Konstatuojam, kad dabar prie susirinkimo niekas nesijungia. Susirinkimą tada pradedam įrašui, kuris vėliau bus viešai prieinamas, jeigu norės kažkas tai pasižiūrėti. O susirinkimo eigoje, jeigu bandys prisijungti suinteresuotas koks asmuo ar atstovas, galėsim prijungti prie susirinkimo. Taigi, Irma, tada pradėk projektinių pasiūlymų pristatymą. Gerai, dėkui. Tai dar kartą pasikartosiu, projekto pavadinimas 2 butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projektas. Statinio statybos rūšis rekonstravimas, statinių kategorijos neypatingas statinys ir antros grupės nesudėtingas statinys. Čia kalba apie ūkinį pastatą eina.
Ir projektavimo pagrindas yra užsakovo pateikta projektavimo užduotis perplanuoti esamus butus, įrengiant negyvenamą pastogę ir tą pastogę prijungiant prie butų. Na ir šiek tiek perplanuojant ūkinį pastatą, tačiau ūkinio pastato paskirtis nekeičiama. Taip, pastatai sklypo Dar aušros. atsiprašau, Irma, paminėk, kad yra patvirtinta projektinių pasiūlymų, kad dar užduotis Vilniaus miesto savivaldybės pagal ją, taip sakant. Taip, yra patvirtinta savivaldybės projektavimo užduotis, pagal kurią irgi vyko visas projektavimo procesas. Taip, tai pastatai sklypo Aušros vartų gatvė 18 rytinėje pusėje ribojasi su sklypu Aušros vartų gatvė 16. Gal aš tiesiog paveiksliuką kažkur atitinkamą rasiu, labai greitai bėgioju. Aušros vartų 16. Čia matosi, aš miškiuką rodau. Suformuotas sklypas šitoje vietoje ribojasi ir čia dar pastatas yra Aušros vartų 16C, jis irgi yra kaip priskirtas prie Aušros vartų 16 sklypo. Visa šita rytinė dalis sklypas nesuformuotas ir pietinė daly irgi sklypas nesuformuotas, ribojasi su pastatu Aušros vartų gatvė 20. Taip, tai esamų pastatų šiuo metu aukštis yra vienas aukštas su pastogė. Pastatų sienos mūrinės, stogo konstrukcija medinė gegnės, stogo danga šiferis. Šiuo metu pastatai yra apleisti ir nefunkcionuoja. Tai pastato vidaus apdaila, grindys vietomis medinės, vietomis plytelės, dalyje pastato yra lauko tualetai išlikę, bet jau nenaudojami matyti, grindys betonas, sienos vietomis tinkuota, vietomis plytelės, vietomis tapetai, lubos pakabinamos ir vietomis tinkas. Apleisti pastatai. Trumpai istoriniai duomenys, aš čia labai gal neįsiplėsiu, gal daugiau ten vėliau pakomentuosiu architektūrinius tyrimus, iš kurių labai istoriškai atsiskleidžia visa statybos eiga. Tai kompleksas susiformavo 18 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmoje pusėje. Iki šių dienų buvo daug kartų matyti perstatomas, įvairios rekonstrukcijos vyko. Ir dalis ūkinių pastatų dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo rekonstruoti į gyvenamą namą. Antrojo pasaulinio karo metu dalis valdoje buvusių namų stogų nudegė, po karo buvo rekonstruoti. Toliau, jei kalbėti apie paveldosaugą, tai čia dabar bus paveldosauginis teritorijos aprašymas. Pastatai adresu Aušros vartų 18 yra Vilniaus senamiestyje, taip pat yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčio archeologinėje vietovėje ir pastatai patenka į namų komplekso teritoriją, irgi saugomą kompleksą, kurį įeina čia
keletas, pora pastatų. O pats pastatas, kuriam atliekam rekonstravimą, pastatai abu, ūkinis ir dvibutis, nėra saugomas, bet yra to namo komplekso vertingoji savybė. Tai yra pirmo ir antro ūkinio pastatų liekanos teritorijos šiaurės rytinėje ir rytinėje dalyje. Taip, kompleksas įregistruotas ne taip seniai, 2021 metais, ir vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis, architektūrinis, ir tam visam kompleksui yra nustatytos vertingosios savybės. Tai irgi gal visų neminėsiu, paminėsiu mums aktualiausias, tai yra jau pats pastatas yra to komplekso vertingoje savybė, kur vadinasi buvusio komplekso dalių, statinių liekanos ar jų vietos. Pirmo ir antro ūkinio pastatų liekanos teritorijos šiaurės rytinėje dalyje yra rekonstruoti, išlikęs pirmas aukštas, mūro fragmentai su pleištinėmis ir segmentinėmis saramomis, langų ir durų angos, nišos ar jų liekanos, karnizų fragmentai fasaduose, buvęs aukštis matomas pagal pėdsaką gretimos posesijos ugniasinėje. Vėliau aš dar parodysiu, kaip kalbėsiu jau apie pačią architektūrą ir tą kontūrą išlikusi. Taip pat svarbu paminėti, kad sklype saugomas kultūrinis sluoksnis ir saugoma lauko akmenų grindinio fragmentai teritorijos pietvakarinėje dalyje. Pastatui buvo atlikti išsamūs architektūriniai tyrimai, kad nustatyti, kokios konkrečios dalys yra saugomas, nes vertingose savybėse yra pažymėta taip bendrai. Mums, kad ruošti projektą, reikėjo atlikti architektūrinius tyrimus ir nustatyti tiksliai. Tai gerai, aš tada prašau dar tiesiog parodysiu tą planą, kuriame matyti. Tai patys nevertingiausi tarybinių laikų elementai yra pažymėti tamsiai juoda spalva. Tai yra čia tie įėjimai, ir viduje yra šiek tiek pakitimų. Tai XIX amžiaus pirmoje pusėje vieno aukšto mūrinis ūkinės paskirties pastatas, suformuotas tuo metu jau stovėjusios posesijos sienos, prie sienos, šio laikotarpio mūro buvusių durų ir vartų angų fragmentų fiksuota keliose vietose. Čia nurodyti zondažai yra prie sienos. Iš šių kelių angų fragmentiško išlikimo nėra galimybės rekonstruoti, kaip atrodė pirminio fasado visuma, kurioje vietoje ir kokio dydžio buvo kitos angos. O jau XIX amžiui planinė struktūra yra detaliai atvaizduota inventorinėme plane. Ir XIX amžiaus pabaigos laikotarpio vidinis patalpų tinklas visumoje atitinka esamų patalpų struktūrą. Tuo metu prie pietinio šoninio fasado pristatytas nedidelis mūrinis priestatukas, kalba eina apie mūsų tą ūkinį pastatą.
iš lauko suformuojant dviveres duris. Tai čia irgi dėl to ir atsiranda tokia didesnės durys buvo atrastos tyrimų metu. Taip pat šiuo laikotarpiu vyko esminiai namo pertvarkymai, suformuota esama sanmazgo patalpėlė su skliautuku. Tai čia būtų va šitoje vietoje pastato. Performuota dauguma kiemo fasado, durų, langų, angų. Iš šio perstatymo laikotarpio išlikusi pirmo aukšto karnizo juosta. Taip, fasado dalyje, va čia karnizo juosta išlikusi ir kampinis pilestras pietinėje dalyje, kalba eina apie va šitą kampą. Ir 20 amžiaus pirmoje pusėje šiuo laikotarpiu vyko nedidelės apimties pertvarkymai, pakeista pastato paskirtis, rekonstruojant iš ūkinio į gyvenamą namą. Ir tada 20 amžiaus antroje pusėje šiuo laikotarpiu vyko įvairių vidaus patalpų tinklo pakeitimų. Patalpose apmūrytos pusėsnės sienos dalis, čia vat matyti tamsesnė juosta, permūryti kaminai, įrengtos sanmazgo patalpos, išgriautos skersinės sienos, užmūryta durų anga tarp patalpų 7-3. Nu, čia nėra taip svarbu, tas vidiniai ten tie pokyčiai. Tada, kas svarbu, kad įrengiami, tuo laikotarpiu įrengiami ir šitie prieangiai, boksai tokie. Pakeista stogo konstrukcija, buvusi žemesnė stogo dalis virš patalpos 7-4 buvo paaukštinta ir sujungta į vientisą vieno šlaito stogą, kartu su ūkiniu. Tarsi toks sujungimas įvyko. Taip, tai dabar apie projekto sprendinius. Tuoj aš tada irgi gal surasiu grafinę dalį. Taip atrodė pastatas. Apačioje matyti, kaip atrodo pastatas dabar ir kokį mes jį rekonstruojam. Tai galiu pasakyti taip, kad visas vertingas sienas pirmo aukšto mes restauruojam, tvarkom ir čia bus atliekamas atskirų projektų tvarkybos projektas. Restauravimo ir tų visų angų atkūrimo ir karnizas, ir pilestras išsaugomi. Na, o jau viršutinė dalis stogas projektuojama visiškai naujai, nes mes nežinom, neturim duomenų, kaip atrodė anksčiau. Išsaugojom tiesiog nustatytą mūsų vertingąją savybę, tai yra angos, kapitalinės sienos ir vadovaujantis tyrimais viduj irgi maksimaliai viską išsaugojam, visą ankstyvąjį mūrą ir šalinam ar perdarom tiktais naujadarus. Taip, ir aukštis parenkamas daugmaž pagal buvusi pėdsaką. Ir va čia matyti raudonom linijom pas mane pažymėta buvęs kontūras, dabartinis kontūras šito pastato ir kiek mes jį pakeliam. Tai aukštų skaičius nepadidėja, aukštingumo mes nedidinam ir lieka vienas aukštas su mansarda. Naudojamos
antram tam aukštui stogui modernios naujoviškos priemonės, atskiriant seną nuo naujo. Ir toks mūsų projektinis sprendinys buvo derinama keletas variantų ir buvo Vilniaus miesto savivaldybės kultūros paveldo skyriui suderintas būtent toks variantas. Taip, ką aš dar, atrodo, kaip ir viską paminėjau iš projektavimo pusės. Visi reglamentai, užstatymo intensyvumas neviršijamas, užstatymo tankio mes nekeičiam išvis, nes nieko nei pristatom, nei greunam, projektuojam savo pastato užstatymo ribose. Tiesiog sutvarkom šiek tiek aplinką ties įėjimais, kur dabar yra kaip ir tokie netvarkingi borteliai su kažkokiu chaotišku apželdinimu, savaiminiais krūmeliais. Šioje vietoje tiesiog terasėlę įsirengiam ir galimai galėtų atsirasti kažkokie tais dekoratyvūs augalai, šiek tiek pagražinantis šitą vietą gyvenamąją. Šiaip sklype daugiau jokio apželdinimo ir augalų, medžių nėra. Visas kiemas yra asfaltuotas, vietomis matosi grindinio fragmentai ir svarbu paminėti, kad šioje teritorijoje tas grindinys yra saugomas kaip vertingoje savybė, tai mes jo liesti negalim, už tai ir projektuojam tik tai savo ribose viską. Dėl parkavimo, palaukite, aš noriu, kur čia dabar parodyti. Vėl prie sklypo plano grįžtam. Kadangi mūsų pastato paskirtis nekeičiama, taip ir lieka dvibutis gyvenamas namas, ūkinis pastatas irgi paskirtis nekeičiama, tai mes tokių kaip naujų parkavimo vietų neįrenginėjam ir sklypo plane aš rodau praktiškai esamą situaciją. Taip kaip dabar projektuojama. Jeigu kalbėti, tai tokiam pastatui, dvibučiui pastatui reglamentuojamas parkavimo vietos skaičius 2 automobiliai, jeigu neviršima 140 kvadratų, tai mes kažkaip čia ir neviršijam, gaunasi 2 vietos. Senamiesčiui taikomi dar mažinimo koeficientai, tai yra 0,25, dauginama iš 0,25, tai gaunasi praktiškai 0,5 vietos, tai suapvalinus viena vieta tarsi priklausytų. Bet akcentuoju, kad mes nekeičiam paskirties ir turtinių vienetų neatsiranda po mūsų rekonstrukcijos daugiau, lieka viskas taip pat. Taip.
Taip, ir dar noriu paminėti, kad sklypo dalį savininkai yra išsipirkę savo sklypo dalį šitam pastatui eksploatuoti. Tai irgi visas projektavimo procesas, mes neišlendam iš tų ribų. Tai ko gero ir viskas. Gal dar klausimų kažkokiu tai bus, arba gal Miroslavas galėtų man kažką tais pasakyti, gal aš kažko nepaminėjau. Apie patalpų vidaus išplanavimą Ai, galėtų patalpų vidaus paminėti. išplanavimas. Taip. Taip, tai projektuojami, tiesiog perplanuojami butai, planuojami du įėjimai. Tai čia vienas iš to esamo bokso, o kitoj vietoj čia šone. Tuomet laiptinės, formuojamos laiptinės tiek vienam, tiek kitam butui į antrą aukštą pastogę, kur pirmam aukšte natūraliai virtuvės, gyvenamos patalpos, svetainė, tualetai, irgi visi dydžiai atitinka STR reglamentuojami dydžiai. Tada irgi mansardoje irgi turime tada gyvenamas irgi patalpas, miegamuosius, dar papildomai sanmazgų atsiranda. Iš tikrųjų, praktiškai standartinis išplanavimas. Ūkiniam pastatui tiesiog atsiranda patalpėlė viršuje, įrengiami laiptai į antrą aukštą. Ir viskas. Daugiau. Tikriausiai viskas. Gerai, ačiū Irma už pristatymą. Šiuo metu prie susirinkimo neprisijungia daugiau suinteresuotų asmenų ir nieks nesiprašė būti prijungiamas. Galiu paminėti, kad iki susirinkimo pradžios buvo gautas vienas laiškas viešinimo metu iš kaimyno. Buvo tokie paminėti klausimai, gal labiau pageidavimai, sakykime, kad... Tenai net ne pageidavimai, ten pastebėjimai buvo, taip sakyčiau. Pastebėjimai, kad galbūt būtų geriau visiems, jeigu ten nebūtų tų įėjimo tamburų į butą. Po to buvo tokių išsakyta, kaip čia, abejonių dėl architektūrinio sprendinio. Buvo paminėta, kad nespręstas pagrindas parkavimo vietoms nėra sklypo naudojimosi tvarkos. Bet mes šio projektu negalim nustatyti žemės sklypo naudojimosi tvarkos, tai yra bendras visų žemės sklypo naudotojų ir savininkų susitarimas turi būti. O šituo atveju statytojai turi įsipirkę žemės sklypo dalį, kurie rekonstruoja savo statinį, jiems priklausantį statinį ir nenaudoja, taip sakant, gretimų sklypo dalių kažkokiu tai būdu, nepažeidžia žemės sklypo kitų naudotojų, sakykime, interesų. Sklypo naudojimo tvarką turėtų inicijuoti, sakykime, daugiau žmonių.
Dėl parkavimo, taip sakant, buvo irgi paminėta, kad jo poreikis nedidėja. Žemės sklypo plane projektinėse pasiūlymuose yra parodytos vietos. Dabar kaip tik Irma parodys, kur parkuojami automobiliai. Šiuo metu parkuojami berods 9 automobiliai, ar aš teisingai atsimenu? 8. Yra 8 vietos automobilių parkavimo. Taip, kiemas mažas ir galimai visiems tų parkavimo vietų neužtenka. Bet čia jau tokia, kaip čia, esama situacija senamiesčio. Mes tik konstatuojam, kad projektų sprendiniais automobilių saugojimo poreikia nedidinami. Ir todėl kažkokių tai naujų sprendinių, taip sakant, tam nedarome. Tai į laišką buvo atsakyta, daugiau jokių laiškų, skundų, pageidavimų, nei paštu, nei elektroniniais laiškais gauti iki susirinkimo pradžios nebuvo. Na ir šiuo metu, kaip matome, susidomėjimas projektu yra nedidelis, sakykime. Tiesiog suinteresuoti asmenys pristatinėja ir pasakoja apie projektinių pasiūlymų parengimą. Aš nežinau, ką dar galima būtų pridėti. Manau, kad apie projektinius pasiūlymus pakankamai gerai paaiškinti. Dar galiu pridėti, kad žemės sklypo užstatymo, kaip čia būdas yra perimetrinis pasisėjimas. Tas nereikalauja, sakykime, reglamentuojančius išlaikyti atstumų, išlaikyti atstumų nuo automobilių parkavimo nuo butų langų. Ir taip pat nereikalauja gretimų žemės sklypų bendrasavininkų sutikimo gavimo. Tai yra istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas, tai toks ir lieka, taip sakant. Kokie tai, ne kažkokie, o konkrečiai insoliacijos sprendiniai gretimiem statiniam nepabloginami. Taip sakant, neužstojama natūrali sąvoka. Taip, vis tiek gaunasi, tas pastatas vis tiek žemas, visi kiti pastatai yra daugiau aukšto. Kaip ir projektinių pasiūlymų patvirtintojo užduotyje, ne aukštesnis kaip 8,5 metro. Tai, taip sakant, kažkokių tai pabloginimų ar ne situacijos pablogėjimo žemės sklypo naudotojams, savininkam ir kaimynam nebus. Statybos laikotarpiu, sakykime, tai mes informuosim statytoją, kad jisai turi pranešti į savivaldybę, kada pradeda darbus ir informacinėje sistemoje infostatyba, kada prasideda, kada baigėsi darbai. Ir, sakykime, kadangi yra toks kaip ir pagalbinio ūkio statinis, taip toliau, manau, kad su medžiagų sandėliavimu kaimynam nebus čia užstota ir apriboti įvažiavimai, parkavimas. Sakykime, manau, kad statybos darbai bus vykdomi korektiškai. Kažkokių tai nepatogumų, kaip ir visi statybos darbai, jie sudaro, tai bus pranešta, kada jie bus vyks ir bandyta kuo mažiau, taip sakant, tas pasekmes padaryti, taip sakant, ženklės statybos darbų metu. Tai kadangi nieks neprisijungia, galim tiesiog tokią pauzę padaryti truputėlį. Taip, dabar padarom pertrauką, tiesiog seksime susirinkimo eigą ir jeigu kažkas tai prisijungs ir norės komentarų, suteiksime.
Ir paminėsiu, kad susirinkimas turi vykti mažiausiai valandą pagal STR statinio projektavimus reikalavimus. Tai mes būtent taip ir turim susirinkimą tęsti dabar. Dar 20 kokias 5 minutės, jeigu nieks prisijungs, plius minus susirinkimas vyks ir lauksim suinteresuotų asmenų. Tai kol kas tiek. Gerai.
Labadiena. Vyksta projektinių pasiūlymų dviejų butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projekto viešinimas. Viešinimo susirinkimas. Viešinimo susirinkimo pradžioje buvo išrinkti susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius. Susirinkime projekto vadovė Irma Krasnickienė pristatė projektinių pasiūlymų sprendinius. Per dabar beveik jau valandą vykstantį susirinkimą neprisijungė nei vienas suinteresuotas visuomenės asmuo. Tai yra susirinkime dalyvavo statytojo įgaliotas asmuo Miroslavas Radūnas, projekto vadovė Irma Krasnickienė ir statytojas. Taip sakant, dabar su projektinių pasiūlymų sprendiniais buvo galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje, naudojant banerį miesto plėtra, numatomo statinio projektavimo viešumus. Iki susirinkimo pradžios buvo gautas vienas laiškas, kuriame buvo aprašyti, taip sakant, pastebėjimai ir pageidavimai. Į laišką buvo atsakyta, konkrečių prieštaravimų projektinių pasiūlymų sprendiniams nebuvo. Atsakymą į laišką pridėsime prie projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitos, specialistai galės perskaityti. Kaip matome, susirinkimo metu papildomų klausimų nebuvo užduota. Taip pat buvo matomoje vietoje pakabintas skelbimas apie viešinimo datą, galimybę prisijungti prie nuotolinio viešinimo susirinkimo. Tai galima kaip ir konstatuoti, kad visuomenė nesuinteresuota projektinių pasiūlymų sprendiniais. Suinteresuotas buvo vienas asmuo, kuriam kaip ir atsakyta į jo pastebėjimus, kurie paminėti susirinkimo metu. Susirinkimo transliaciją galės YouTube įraše galės peržiūrėti kiti suinteresuoti asmenys ir specialistai, tačiau komentarų gyvai kaip ir jau nebegaus. Dabar šiuo metu yra 15:58, tai yra dar kelias minutės tęsime susirinkimą ir jeigu niekas iš suinteresuotų asmenų neprisijungs, susirinkimą užbaigsime. Tai rodos tiek, nebent Irma dar kažką tai norėtų pridėti. Gal statytojas nori kažką tai pridėti, pakomentuoti? Ne, ačiū iš tikrųjų už pagalbą pradedant susitikimą. Aš tik papildysiu, gyventojai, kaimynai buvo informuoti papildomai elektroniniu paštu apie šį susitikimą ir jo datą. Buvo nusiųsta nuoroda, kur prisijungt, be to, kad buvo pakabintas skelbimas, kurį minėjot. Tai tikrai žinojo, galėjo prisijungti, bet matyt, pasižiūrėję į tuos pasiūlymus, susipažinę su pasiūlymais, daugiau klausimų neturėjo. Aš tik darau tokią išvadą.
Tai kaip ir jo galima konstatuoti, kad viešinimo pati procedūra ir informavimas buvo atlikti tinkamai, netgi papildomai buvo informuoti visi kaimynai. Taip kad susipažinus su pasiūlymais matomai iš anksto, kažkokių tai klausimų nekilo papildomų. Gerai, dabar yra 16:00, tai siūlyčiau viešinimo susirinkimą baigti per valandą. Ir šiuo metu nematome, kad kažkas tai norėtų prisijungti ar užduoti klausimų. Ačiū visiems susirinkimo dalyviam. Ačiū Ačiū. visiems. Ačiū Ilmai už pristatymą. Viso tada visiems. Viso geriausio. Gerai, viso.